Darovas šaikas, visi sveiki. Žodžiu, Hebra, mes kaip dabar negalim filmuoti purvinų ratų dėl šalčių, tai reikia kažkokį kontentą kur, tai atidarom naują rubriką, kuri vadinsis Nori slyvos. Ir taip, šakelė, mes nupirkom slyvą, jos net nematė, tai šiuo momentu važiuojam, pabandysim ją užkurt, atsivaryt namo ir visos rubrikos mūsų tas prikolas bus tame, kad mes pabandysim ją kažkiek atstatyti, padaryti, kad jinai gerai važiuotų, viskas su juo būtų tvarkoj ir kažkam vienam iš jūsų padovanosim. Dabargi jaunimas visi nori slyvos, o dabar kaip tik žiema dar galima ir paslidinėti su ją, o ten faceliftas, 3 litrai dizelis, su automatu, 100 GEM 2 kW. 100 GEM 2 kW. Netgi byloja išmintis ten, kad yra net katalizatoriai. Vietoj. Dabar lekiam apžiūrėt, bandysim kurt ir pažiūrėsim, kas iš šito visko išeis. I can never understand how niggas still broke. Rack City, this LA, if you know, you know. Like who we tripping on, blower in the chief and coat. I'm from the stink team, you know that's why this bitch chose. Niggas talking like they joints, but I can't tell. Make the baddest bitch. Nu, jinai ant pnevmos, seni. Ant pnevmos? Galas ant pnevmos. Sarajo buvo galas ant pnevmos. Ne visų, bet daugeliu. O, farkopas yra, galima bus malkų atsivežti. Aš tai galvoju apie keturačių vežiojamą, žinai. Panorama yra? Dar Hebra, dar ir panorama yra. Elektrosėdynės. Elektrosėdynės, šildomas, žiūrėk, juodas, visas, pilnai, salono. Kvapas bitkoino. Kumą mes pastatysim tik tai iš čia, ne? Tengi be akumo neatsidarys. Kur čia akumas stovi šitam? Akumas stovi iš galo. Kas yra, tu pažiūrėkit. Galima ir televiziją žiūrėti. Vairas persitas, emkinis. Ne, matai, šitos sakė, kad turi juodas irgi. Tai mums reikės pakeisti. Nes matai, čia jau... O, tai čia... Reikia atsėsti. Pliausiai, sik vairos vapšė augnys, ne? Beveik. Čia tokia biški. Čia pasidažyt. O, pašlai. Pompuoja. Nu ką, bandom kurt? Filmuoji? Čia, bet žiūrėk, net pnevą. Kyla? Kyla rimtai, dirba pnevą. Nu tai sakė, kad akumas buvo pakrautas. Vai dar kartą duosim žvakių. Ne, gadink kakų. Ne. Lauk, daug pnevmo pripūs, tada. O, žiūrėk, pakyla. Tipo, atidarysi kapotą ar tipo kažką ten supranti? Kaip ten? Seni, tu čia kažką supranti? Nikoje. Aš lygiai taip pat. Aš mačiau... Čia kas? Vangu. Žodžiu, turim 6 kotlus. 6 kotlus. Lauk, aš mačiau, kažkur ten yra specialus dalykas. O, pneumo viskas pasikėlė, žiūrėk. Ja, reikia varyti į X ir bandyt kurt su krokodilai. O, tai čia taip komplektacija ėjo? Tais metais taip ėjo. Lauk, ne čia. Noriu čia, tai tiesiog. Ne, davai, privarau į X. Mašina. Ble, nefilmuok, čia aš visiems sakau, kad pas mane emkė. Twin Power Turbo purvina. Važiuoja, ble, kaip 5 slyvas su varžom. Žinai, iš kur šitos laidus gavau? Dovanų nuo Augustiko. Kalėdų proga, jo? Taip. Jau šitą istoriją girdėjau aš daug kartų.
Nu, stavkės, užsikurs ar neužsikurs? Aš matau vieną problemą, man rodos, kad ratas tuščias. Jo. Nasosą mes neturim. Imk. Nu. Pirmi gyvybės ženklai. Yra! Jo, dirba. Jo, ugni. Tu pažiūrėk, kaip gražiai dirba. Jėgainė. Bet tiesiog X mano dušės biški arklių atidavė. Dabar X blogiau biški važiuos. Laikyk. Nu va, jau gerai. Užsikūrė, jau gerai. Taip, gera pradžia pusė darbo, ne? Ką, mums reikia kažkaip ratą pripumpuoti. Pečiukas veikia bent jau? Nu jo, tai per 3 sekundės aš galvoju, mes nesuprasim, ar veikia. A? Magnetas yra. Koks magnetas? Liftas čia. Nieko sau! Jūs įsivaizduojat, kokią slyvą gausit? Aš jau žinau, ką reikės padaryti. Šitos ratlankios nupūst juodai. Galvoji? Čia 100%. Reikės, nupūsim. Be problemų. Juodai. Tonirovkė yra pas mus. Nėra tonirovkės. Tonirovkės nėra ir nereikia. Tegu mato, su kokia mašina važiuoja kas. Langus tonuoja, tik tai negražus bachūrai. Čia biški bamperį. Lipduką užklijuot gražų kokį. Nudažysim. Aš jau susitariau, kas nudažys mums. Aslenkščių yra. Pervirinti. Bet mes toj atvažiuosim, užvarysim ją ant keltuvo ir parodysim viską iš apačios, kaip jinai atrodo dar. O, žiūrėkit. Yra ir kompiuteris. O, žiegą radau. Paliksim dovanų. Paliksim naujam savininkui. Kas geras slyva iš tikrųjų. Ką? Aš galvau, kad bus lavonas. Tai aš to sakiau, kad aš vieną mašiną. Biški investuoti ir turėsit labai gerą slyvą koiną. 100%. O, tu matei? Čia va, matai, va, sakė, kad Čia nebaisi. nebus. Bet čia nėra labai nieko kritinio. Čia pašveist, padažyti, žinai. Kad čia nėra skiliugi, nėra. Nu, bet čia jau daryta ne kartą, kaip matau. Nu, žinok, čiagi tau ne F10. Žiūrėk, net klaidų nėra. Bleit, aš turėjau pompą X ir išėmę. Aš galvoju, A pompkinimą prostai? labai geras pirkinys. Žinau vieną dalyką, kad žmogus, kuris ją laimės, bus labai laimingas. Jinai čia įlindus į žemę, jinai netuščia. Turim tai? Pabandyk pavažiuoti atgal. Ką, bandom judėti. Ir čia supratom, kad čia... Supratom, kad liftas, bet... Nedirba. Gal knopkė užšalas, a? Žodžiu, prieš tai atidarėm pat, Karočiui, yra liftas, bet gali būti, kad dar pašalės. Bet šiaip... Mašina ohon. Tai jis dabar uždarinėja. Reikia gal, kad atšiltų. Jo, biškai gal biškai atsigaus. Ką, bandom judėt?
Vairuosi? Vairuosiu. Moki vairuoti tokią mašiną galingą? Pažiūrėsim. Gerai, važiuojam. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so big. Va, išvažiavom asfaltą, kažkaip pasakyti, pavarų dėžė puikiai dirba. Iškiek kreivokai vairas stovi, bet aš galvoju, kad mes padarysim ratų suvedimą ir viskas bus gerai. Pabandom, ar dirbo pas mus autopilotas. Всё, easy. Autopilotas veikia. Viskas tvarkoj. Muzika groja. Copyright. Sėdynė šildo. Tavo sėdynė šildo? Dar nepasakyčiau, kad šildo. Nepasakytum, ne? Man rodo šildo. Nugara tikrai. Borto kompiuteris yra. Ai, čiagi borto kompiuteris turi būti. Bet ir ten yra. Čia turi būti. On board, va, on board. Va. Dvi klaidos kažkokios yra. Viena tai, kaip suprantu... Numerio apšvietimas ir ten mačiau pneumą. Jo, ir pneumas kažką. Tai va, šiaip daugiau klaidų jokių nėra, nei variklio, nei pavarų dėžės, posūkiai, viskas veikia. Tikrai labai geras pirkinys. Labai kietai jau su tokia ir į Haneriuką gali nuvažiuoti, ką? Nu jo. Kokia jaunesnė čiputė. Realiai empaką užmest. Gražesnis ratukus biškai padažyti ir ledas. O tu matei, kad ten pas mus dar kolonėlės stovi lubose iš galo? Tai slyvose visur, visuose taip. Universaluose visuose, jo? Nes galinėse duryse nėra. Supratau. Nu, matai, pas mane slyvos niekada nebuvo. Tai va, važiuojamės dabar iki manęs, nuvarysim pas kaimyną į servisiuką, pakelsim ją ant keltuvo ir apžiūrėsim, kaip jinai iš apačios dar atrodo. Judam dabar į namų pusę. Liftas dirbs ar nedirbs? Nedirbu dar. Aš pasižiūrėti. Aš tu turi sulaužyti? Čia buvo tai. Sulaužim. Rafalka sako, su žiebtuvėliu padaužyk. Žodžiu, atvažiavom į servisą, biškį pakelsim. Jo, taip. Pakelsim, pažiūrėsim, kas ten ar dugnas rastas ar nerastas, bet šiaip pagal slenkščius tai dar laikys. Nu, aš galvoju, ant ko pakelt tikrai bus. Kas iš minuso apart kėbulo defektų, tai mačiau, kad jau nėra galinių diskų. Turbūt ir kaladėlių. Tai technikos apžvilgių tikrai viską padarysim, kad būtų gerai. Biškį tikrai pinigėlių reikės investuoti. Aš į reisą, Robke malkas pardavinėt. Nori slyvos, liking, komentuok ir gausi slyvos. Gerai, toj atvažiuoja. Jo, atvažiuoja, va. Serviso meistras su audelė. Jo, ir pakelsim, pažiūrėsim, to viską parodysim. Turim slyvą koiną. Slyvą koiną? Reikia jį pakelti, bent jau pamėginti pakelt. Gerai. Kaip automobilius, porą komentarų. Kol kas man labai patinka. Net iš tikrųjų biški gaila atiduoti žmonėm. Galvojau vienu momentu gal vis dėlto pasilikti savo. Niekada slyvos neturėjęs. Bet jau pasakėm, tai reikia daryti. Remontiniai. Slenkščiai yra, viskas. Blet, ir dugnas po. Neblogas dar dugnas, sakyčiau. Nu kaip ir vietoj, klausyk. Jo, yra. Gal, bet žiūrėk, tu pažiūrėk. Nauja bankė stovi.
Klausyk, ir slenkščiai yra. Kiek, pažiūrėk, ant kiek sausas variklis. Tai gal tepalo tiesiog nėra varikliai? Nu, tepalo mes jo nepažiūrėjom, bet... Ne, normaliai, va sportinės zateškės. Ne, nu tai be zateškės slyva nebus slyva. Nu, žodžiu, reikia dabar pažiūrėti. Ale kažką mes čia suprantam. Jo, kaladėlės tikrai reikia pakeisti ir diskus galinius irgi, nes čia labai žiauriai. Žiūrėk, kiek. Kažkada jis buvo ten diskai? Nu, kažkada jis jo buvo, bet dabar nėra tikrai. Ne, ten nėra diskų. Šitą reikės tvarkyti, priekis normalus. Bet slenkščiai tai rimtai geri. Nu, jis sakė, kad slenkščiai buvo pervirinti. Nu, ten tai tikrai remontinė. Žinok, technikinė savo hodų drąsiai. Nu jo. O, šito nematėm. Čia užsipoliruos, kaip sakot. Nu jo. Meninis lyginimas su kuvalda ir viskas bus tvarkoj. Kažkaip tai leidžiasi jinai su garsais, kaip skęstantis Titanikas. Bet šiaip, mašina, ohoj, elektra, kažkoks mygtukas turėjo būti, bet sėdinė keisim, nes suplyšus. O ir dingo klaida antipraslydimo. Tai va, turim tokią slyvą, reikia pridėti prie jos rankų, iš tikrųjų nemažai, bet to pasistengsim kitoj serijoje turbūt padaryti. Jo, po biškį aš galvoju, net ne viena serija bus. Dvi serijos tikrai, nes bus dažykla, reikės pasidažyti, faras gal papoliruoti, ten salono reikės sėdinę pakeisti. Yra darbų sudė tikrai ir biškį iš techninės pusės irgi padarysim, aišku, tepalai, filtrai, poliubomų reikia pakeisti. Galinius stabdžius. Jo, diskai, kaladėlės galinės ir reikia daviklį pažiūrėti dėl pnevmos, nes pnevmo, matai, labai pasikėlus. O, bet ten nebeda. Jo, daviklis tikrai bus ne tada. Ir va, sakyti, ir kai viską sutvarkysim, sekite mūsų visas paskyras, TikToką, Instagramą, YouTube'ą. Taginkit, noriu slyvas. Ja. Tai va, reikia mūsų Instagramas, o čia va bus. O tai jo. Mano Instagramas, ten jo Instagramas. Čia mano bus Instagramas. Ir kai viską paruošim, išlošim vienam laimingajam iš jūsų, bus viskas nemokamai. Jums nieko nereikia, tiesiog sekti Instagramus mūsų ir TikTokus ir YouTube'ą. Jo. Ir sekmadienio vakarą paleisim laivą per YouTube'ą ir per Nightbotą išrinksim vieną laimingąjį, kuriems reikės rašyti tiesiog žodį noriu. Noriu slyvas. Arba noriu slyvas. Jo. Ir vienas laimingasis laimės ir laivo metu parašys mums savo Instagramą ir mes per Instagramą su juo susiskambinsim. Ir jeigu jis kažkur netoli gyvena, tai gal limai tą pačią dieną ir nuvažiuosim ir įteiksim ją. Tai va, šaika. Puikiai dovana jums, ypač tiems, kas neturi mašinos, jaunimui. Padgončikas. Jo, tai sekite mus visur ir greitai gausit tikrai puikią dovaną nuo mūsų.